Diena prasideda, šį kartą iš vis labai anksti, pusė 11 ar 11. Tai jo, tikriausiai varau kavos ir žiūrėsim, kiek šiandien uždirbsim. Tikiuosi nemažai pagal mano standartus, bet visumoj aš į savaitgalį pusę bako noriu išdegint, tai bus matyti, ar išeis ar neišeis. Vilniui atlyginimai jums pakilo, tie, kas baltauja 10%, kiek grupiai skaičiau, faina ir uždirbsi daugiau, tai irgi džiugu. Ir kiek supratau, eina pasirinkti, aš nežinau, ar praeitą kartą sakiau, ar lietuvis ar užsienietis gali atvažiuoti pas jūs į tašką, jūs paimt. Tai jo, kaip ir diskriminacija, bet iš dalies gal ir gerai. Negaliu pasakyti. Tai įdomus dalykas. Įdomu, ar dažnai ima lietuvius, nes lietuviai yra brangesni, kiek man minėjo. Pasiėmiau kavos. Pamačiau poną Vizgirdą, man atrodo, jo tokia pavardė iš 2K komedijai lygtais, taip tenai. Tai tikiuosi ir diena bus sėkminga. Ir dar norėjau padėkoti už 20 sekėjų. Tai ačiū jums, kad pasiekėt kanalą. Ir ką, laukit, jeigu jums įdomu, vaizdo įrašų. Jie nėra labai įdomus, baisiai, nuobodus, bet jeigu jums patinka, tai labai malonu. Aš skaičiau straipsnį, tiksliau perverčiau greitai akimis. Boltas gavo baudą Estijoje ar kažkur ir gan nemažą. Ir esmė, man atrodo, tiek, kiek aš supratau, kad jie turi kompensuoti laiką ir už tai, kiek ir stovi be užsakymų. Kažkas panašaus, kad jeigu stovi, tai turi mokėti pinigus. Jeigu taip supratau, tai būtų gerai ir pas mus iš tikrųjų mieste. Bent jau į valandą kokius 7 eurus, jeigu nėra užsakymo, sumokėtų būti visai nieko. Tai va tokie va dalykai. Nes kiek ir matot, iš to pas mus pragyventi tikrai neįmanoma, tiksliau uždirbti neįmanoma, pragyventi įmanoma truputėlį, kaip sakyti, egzistuoti. Tai būtų visai nieko, jeigu kas nors norėtų dirbti mažesnėse miestuose, tai prisijungi ir stovi. Aišku, paskui gali piktnaudžiauti tuo dalyku. Bet čia jeigu aš gerai supratau, tai va toks va dalykas. O piktnaudžiauti kalbu, kad jeigu žmonės be darbo ir išeitų į darbą, tai prisijungtų visi į Bolt kurjerus ir tiesiog stovėtų. Bet kaip ir minėjau, jeigu gerai supratau, tai bus matyti, kaip čia viskas. O kas žino tiksliau, pakomentuokite. Kliento tašės užstrigo už bagažinės spynos ten kažkaip ir vos neatsidarė, tai dar turėjau stipriai pavargt. Tai klientas šiaip netaip atidarė, pabandė. Ir aš dabar netyčia gavau išmetė Facebookas. Aš pirkau mašiną už 12 000 prieš 6 mėnesius ir buvo pravažiavęs 177 000. Tai dabar tokia pat mašina kainuoja, tik kad benzinas kainuoja tiek pat, bet kilometražas yra 100 000 pravažiavus. Tai ant kiek mano kaina nukrito, kai naują dabar galiu už tokią pat kainą paimti, nuvažiavusią 77 000 mažiau. Nors dabar pravažiavęs 189 000, kaip ir buvo 177. Jo, čia taip gerai pasisekė, čia tiek daug užsakymų buvo, kad savo visą savaitgalio, kaip sakyti, planą padariau per vakar ir šiandien. Tai nuo dienos iki 3, aš nežinau, dirbau 4 valandas su truputėliu. Ir nemažai išvažinėjau. Tai įdomu, kiek gausis dienos pabaigoje. O reziumė ir jūs pamatysite, kai šiandien uždirbau, tikrai bus nemažai jaučiu. Einu dabar pasiilsėsiu truputėlį. Nors užsakymų yra, bet valandą kokią ar pusantros valandos nukrist į lovytę, pavalgyti irgi gerai. Vežiau boltistą irgi iš savo miesto. Visumai, kaip ir sakė, šičia pas mus
dirbdamas 15 dienų ant minimumo sukrapšto. Nežinau, nu, jaučiu, kad taip, viskas skaičius čia jau. Tai jeigu tu dirbsi 30 dienų, tai, nu, gal 800 ar ten 900 viskas skaičius ir eina uždirbti, iš tikrųjų. Nežinau, ar tai tikėt ar ne, bet taip žmonės kalba, kurie tą daro, nu, jų tai darbas. Spėjau nuvežti ir Seimo narį, buvusi. Ir mergina sulaužytom kojom, tai čia vos įsitalpinom, nes negali sulenkti kojų, tai 2 merginos su sulaužytom kojom ir dar viena papildomai. Žodžiu, vakaras gan smagiai einasi, yra ką veikti. Tokių nespėjau kažko įrašinėti ar kažko papasakoti, kažko wow, ar kažkas tokio, kad būtų atsitikę, tai įrašinėjau tik tada, kai kažką turiu papasakoti. Gerai, dieną užbaigiu, jau dabar yra po 1:03. Visą dieną daug užsakymų buvo palyginus. Man atrodo, rekordą pamušiau, bijau sumeluoti vienos dienos. Rezultatą matysite 2 dienų, tai yra šeštadienio ir sekmadienio pradžios. Matysite šį čia, kaip ir visą laiką kampe. Šeštadienio ir sekmadienio pradžios ir kiek laiko pradirbau. Niekad tiek daug nedirbau, bet šį kartą pradirbau vien dėl to, nes užsakymų buvo nenuobodu, nes tradiciškai 6 valandos vidutiniškai pas mane yra darbo savaitgaliais. Nežinau, ar sekmadienį dirbsiu, tai bus matyt. Tai jeigu palaikote, bent jau paspauskite patinka mygtuką arba paprenumeruokite ir žiūrėsim, kaip čia bus. Iš to pragyventi tikrai neis. Bet laisvalaikis visai nieko pavažinėt. Iki sekančio karto.
Nu va, valgau tokius va apvalius. Ir antram reisui varau į miestą. Pažiūrėsim, kaip dabar seksis. Tikiuosi irgi užsakymų bus. Dabar, kai žiūrėjau, šiandien jau padariau atėmus vakar dieną, tai apie 40 ar 38 eurus. Tai džiugu per 4 valandas, man atrodo, su trupučiu. Tai žiūrėsim, ką ši diena duos iki galo. Bet visumai patenkintas, nelygina, kaip visą laiką sakau, su Vilnium ir Kaunu. Tai žiūram, ką šis mano miestelis duos toliau.